Labadiena, kolega. Oi, mėla malonu, kaip sakoma. Malonu, džiugu jūs vėl matyti. Truputį pertraukėlė buvo padaryta. Taip, atleiskit mūsų mėly žiūrovai, visi 50 prenumeratų. Mes esam antroji lokacijoje, tai yra raktinis žodis tvartas. Jo, X-tvartas. X-tvartas. Tikimės bus dažykla kažkokia tai. Dažykla, ne tik dažykla, ir šiaip projektų vieta. Projektų vieta, trūksta labai daug perspektyvų šiam staliuko, griliaus lauke ir viso kito. Viskas procese, viską darysim, tvarkysim. Dabar jau reikia dokumentuoti viską labiau, nes taip darbais užsikrovėm, kad nefilmavom daug. Jo, labai atsiprašom, labai patys save griaužiam, viskas, nebeverkiam, darom, nebūnam, kaip sakoma, norme. O darom, mažiau kalbų, daugiau darbų. Tai va, pamatysit mūsų einamus darbus su šituo garažu ir šokam į kitą kadrą, į CLS-ą. Taigi, ne viskas taip atrodo, kaip rodoma medijai. Puikus to pavyzdys. Iš pradžių galėjo atrodyti, kad viskas yra puiku. Atrodė ir mum, kad viskas yra puiku. Kad svajonė jau čia, jau lemų rankose, kieme. Bet maisto išvežiotojas su paspirtuku atsitrenkė į galinės durys, padarė truputį žalos. Kažką bandysim gimdyt. Juodas CLS, kaip jau turbūt supratot, bus vargšelis donoras šitam. Tai jau bandom kažką žiūrėtis, defektuotis, biškį dokumentuoti. Mums reikėtų plano lentos. Reikia užsirašyk. Ką keisit? Palauk. Ką keisime? Durys. Ok. Dukis? Durys? Kas čia per? Sublėts mano gramatika. Ok. Durys. Eik tu na. Tik, palik, gerai. Gerai. Ketvirtis. Vyrinis nusinaujas ketvirtis. Svarkė dar nupiešk. Tamposi stoikė. Tamposi stoikė. Smaukosi stoikė. Be keiksmažodžių prašyčiau, nes mes ir taip daug keikėmės. Smaukimasis nėra keiksmažodis. Tėvai žiūrėti, ką tu tada pasakysi. Slengstis. Šalinis ar vidinis, ar abu?
čia kartu priskirkime prie ketvirčio, nes čia visas šitas eina velnio. Duris mes X2 spaudžiam, nes ir čia... Duris X2. Yeah. Duris X2. Važiuoklė? Ar mes prie visų kitų dalykų vėliau prieisim, nes ir variklis pas mus meta klaidą, ABS meta klaidą ir bla bla bla. Čia dar... Money. Ja. Taip. Į ateitį. Bumperis, laikikliai, bumperio laikikliai bus tikrai nuėję, žinok. Čia smulkmenos. Okei. Galinis bintas skylės. Prašom, far. Gerai. Ja. Ok, nu tai, o iš darbo eigos mes čia, vien žodžiu, tiesiog primėtėm kažkokias nesąmonės, jeigu rimtai. Kažkokias nesąmonės. Mums reikėjo darbo eigą susiplanuoti, ne? Tai pradžiai gal tiesiog apsiardom. Čia pirmas dalykas. Antras dalykas, kviečiam meistrelį, kad mums išpjautų langą. Jo. Patys neeksperimentuosim, ne? Gaila. Gaila. Apsiardom, žiūrim, kas lypi po šitą sumuštinių, nes realiai galinis duris, tai aš nežinau. Čia reikės tai bandyti, kad, nu šiaip ką. Šiaip. Jos bus užstrigusios, aš siūlyčiau mums iš vyrių juos atsukti čia per vyrius ir tiesiog iš šitos pusės atidaryti. Ir manau, kad biški bus paprasčiau jau. Aš bandau biški smurtą pabandyti panaudoti dabar. Smurto. Aš atsitrauksiu. Jo. Mažu avantiūrą šitą. Smurtauti prieš pat mašiną. Gal kol tu nepasitempiai, mes einam prie labiau... Šiaip iškėja, žinok, jeigu... O jo, maja. Va, reikės kolonėlės užsakyti naujas. Harman Kardon. Kainuoja, gerai. Man atrodo, realu būtų ištraukti čia viską, bet reiktų kažką pakišus palankstyti, ne? Lankstyti, davai tiesiog. Ai, dar variantas bus, kad spynelė 100% nebus atsidarius. Žiūrėk. Reikia man biškį prailgintuvų. Ai va, yra šitų. Opa. Okay. Vienas vyras atsis. Dar matai fiškės, Sulituvas. Wow. Žiūrėk, jau beveik visada. Gal parūką paduodu. Ką daryk? Klausyk, pakiš po apačią fiškės atjūk. Ar netjūksi per čia? Jeigu šitą mat užlauk į viršų. Sakė, kad gitarą nepalaikyti. Fiškutės. Gal nupjaut šitą skardą? Virštinį. Tai, blemba, daug tinai čia neduos mums nupjaus. Mums reikia čia kažką užkišti. Gaiguoju. Toks pidaras suvaikė tiek. Taip, prieisiu, bet čia reiks taip. Глаза.
O, kubotometras ateina. Man atrodo, aš jau prieit. Užšalo durelės? Kuvalda 1, 2, 3. Šitą dainą fone važiuoja su CLS vasarą, žinai. Kol kas nesu šituo, ble. Ok, čia reikia atsukinėti, kaip sakyti, tai nelaužo. Nufotink mane taip, kad suprastų, ką prarado. Tai beveik padaryta jau. Ne? Ble, man tik kolonėlės gaila žiūri. Vat labiausiai gaila jo, kad neatlaikė kolonėlės šitą smūgio. Ne, taip tai viskas čia pasaka, vakaro darbas. Žinokit, jau lygioj vietoj štuką sutaupėm. O, matai, magnetą turiu nemokamai. Jo, magnetuką gavau nemokamai. Laimingas vaikas. Geras. Ne, nu tak dabar aš tik lūpštė nesilančkami, žinai, daug. Ble, kai nematai ir širdies neskauda. Gal tu taip būtai. Geras, nu. Čia galiu, kad čia prie Maksimos gerai su juo stovėt. Nieko nėra visiškai. Ai va, matau. Jo. Tiesiai daužau per. Jo, tiesiai per. Taigi, vakaro aktualijos į pabaigą, nusiėmėm duris vargais negalais, pamatėm, kame bėdos, ką toliau reikės ardyti, ką keisti ir taip toliau. Tai spėju kol kas tiek, kolega, jo, kaip ten galėjim patogu. Blemba, jeigu truputėlį būtų sėdynė savo vietoj, tai gal visai nieko. Čia sportinė sėdynė galinė. Supratau. Bet šiaip iš principo jo, darbų spektras aiškus. Tai nestabdom arkliukų? Jo, nestabdom arkliukų, važiuojam toliau, ardysim, tvarkysim kažką. Dabar jau reikės viską dokumentuoti, vis tiek spėju. Perėjau prie sėdynės nuėmimo, kas yra labai linksmai, kadangi YouTube'ai nėra labai daug medžiagos apie CLS sėdynį nuėmimą, reikėjo nuimti šone esančius plastikus. Tokius. Tada atsiranda prieiga prie čia esančių varžtelių, kurių yra 4 šitą sėdynę laikantis. Ir jo, dabar, kaip matot, sėdynė jau palieka savo vietą. Svarbus momentas tvarkingai atjungti visas fiškės. Taipogi svarbus momentas yra sėdynę nuleisti tokią padėtį, kad būtų lengva išimti iš salono ir kad jinai galėtų ne tiesiog stovėti garaže sandėliuojama, bet ir darbuotis kaip puikus krėslas. Reportažas tęsiasi iš vairuotojo sėdynės. Taip, taigi išimta priekinė sėdynė. Kol kylimas savo vietoj, nieko baisaus nesimato. Toliau reikės nuimti šitą dalyką, po kurio galimai dabar bus labai baisu, o gal ar ne. Šiaip turėtų gražiai išsiimti, bet skamba truputį baisių garsų pridedamas. Taip, reikia spėju nuimti dar šitą reikalą. Ok, ką mes čia matom? O čia mes matom gerai diržą. Klausimas. Man atrodo, nieks čia neiššovė, kadangi funkcionuoja, kas jau yra džiuginantis dalykas. Taip, tai reikia toliau nuiminėti kilimą ir žiūrėti, kasgi ten darosi.